Bėda, bėdelė, bėdytė. Darbo kodeksas ateina. A tai realybė. Aš klausiu, a tai realybė. A tai tikras gyvenimas. Užgriuva galybė. Jautiesi lyg kariamas. Atsimerkit ir pažiūrėkit, kas čia darosi. Štai jis, apsaksim žmogaus gyvenimui. Atvervojo paslapčia, biurokrato rašliava, a mes tylėsim, a mes nieko nedarysim. Aš klausiu, aš sakau, aš sakau.
O čia mūsų chebra. Labas! Visi kartu mes vadinamės Atpor! Aš ir aišku mūsų chebra. Mes! 2000-aisiais mes palaužėm Slobodono Miloševičiaus, jūsgi žino Slobodono Miloševičiaus režimą. Ir nuo to laiko keliaujam po visą pasaulį. Mokom, instruktuojam visus, kurie nori pasipriešinti režimui. Arba bet kokiam kitam žmogui, tokiam kaip Slobodonas Miloševičius, kuris neleidžia mūsų žmonėm laisvėm ir daro juos nelaisvingais. Jūs dabar klausėt, nuo ko mes pradėjom? Aš pasakysiu, 96 metais mes buvom Studentai! Aš studijavau mechaninę inžineriją. Aš kalbotyrą. Aš matematika! Maisto pramonė! Istorija! Aš aktorius, pedagogas. Astrofizika! Kadangi Mara studijavo astrofiziką, jinai mėgdavo naktim išeiti į lauką ir stebėti žvaigždės. Ar aš neklystu, man? Neklysti! Papasakok. Vieną vakarą sėdžiu, žiūriu žvaigždės ir prie manęs prieina toks bišas. Sako, labas, ką tu? Sakau, sėdžiu, žiūriu žvaigždės. Jis man sako, galiu ir aš? Sakau, sėd. Jis atsisėda, pasižiūri ir sako, nu neblogai, bet gal mes žiūrėk žmonės. Sakau, ką tu turi omeny? Ir jisai nusiveda mane į mitingą. Aš papasakau viską savo draugai Kačiai, man, Kačia Zlatai, man, Zlata Sanai, man, Sanė Tučiai, Man! Tučiai Ivanai, Man! Ivanas Serčiai, Man! ir šitaip mūsų visa chebra susipažino tam mitinge. Jo, kurio lyderis buvo tas gražus jaunuolis, kurį dėl tam tikrų priežasčių mes vadinam ponu X! Taigi, mes protestuodavom prieš falsifikuojamus rinkimų rezultatus. Mes tai darėm 4 mėnesius. Dieną protestuojam, O naktį geriam! You gotta fight for your right to party! To party! Taigi, bet manęs staiga pagavo tokia klastinga liga infekcinė mononukleozė. O aš per protestą apsižengiau. Ar jūs norit viešo bučinio? Ar klausia, ar norit viešo bučinio? Kol Serža tuokėsi, laižėsi, o aš sirgau infekcinę mononukleozę, kitaip vadinamą Epstein-Barro virusu, aš staiga supratau, kažkas ne taip. Mes rėkiam, keliam triukšmą, protestuojam. Kam? Žmonės už 100 metrų nuo mūsų eina į lariok, perka alų, vaikai valgo ledus ir jiem visiems yra euhau. Atrodė, kad tik tai mums rūpi mitingas. Negana to, mūsų charizmatiškas lyderis, Misteris X, įstojo į politinę partiją. Kas čia taip? Mes rėkiam, protestuojam, o jis įstojo į politinę partiją, kaip tai supras. Jis stopudovai mus panaudojo kaip savo reklaminę akciją. Mes išsiskirstėm. Bet po kelių bemiegių naktų intensyvaus mąstymo aš vis tik paskambinau Seržui. Aš pasakiau savo žmonai, Sanei. Aš paskambinau Tučiai, Ar Zlatai? aš Kačiai, aš Marai, o aš mečiau žiūrėti tas žvaigždės angliškai. Ir aš pasakiau, tai neteisinga. Kas? Taip, negalima. Ką tu turi omeny? Ir mes nepasiduosim. Gerai! Taigi, išanalizavom savo klaidas ir persikūpam. Jūs dabar galvojate, kokia buvo mūsų nauja strategija? Aš jums atsakysiu. Humoras.
baltas humoras, geltonas humoras, juodas humoras. Klausyk, bet tai ko čia dėtas humoras ir mūsų protestas? Aš manau, ne tau vienam iškilo toks klausimas. Vėlgi, aš atsakysiu. Protestą sujungus su humoru gaunam gatvės teatrą. O gatvės teatras gali pasiekti paprastą žmogų, kuriam politika nelabai įdomu. Ar jums rūpi politika? Ne. Man politika nusišikt, nes jinai yra neįdomi. O kas, Jinai yra nuobodi. o kas tie nuobodu? Humoras. Būtent, nes kai tu ateini pas, žinot, koks yra pagrindinis skirtumas tarp odporo ir politikų biurokratų. Kai tu ateini pas politiką, biurokratą ir paklausiu, ką man daryti, kaip man gyvena. Jis sako, aš galvoju. O odporas sako, mes negalvojam, mes veikiam. Taigi, dabar aš jums, tiksliau visa mūsų chebra, parodys, kaip per humorą pasiekti žmogų ir kovoti su, šiuo atveju, darbo kodeksu. Paimkit gerą skandamentalinę bačką, ištabeliuokit darbo kodeksą ant jo, išneškit bačką į Laisvės alėją, kai darbo žmonės eina valgyt šaltibarščių. Yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint, yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint, yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint, yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint. Statykit bačką į Vickį Laisvę, kad jį praeigą kristų į akis. Iš dešinės padėkit beisbolo lazdą ir pasiūlymą iš kairės. O pasiūlyme rašoma, jeigu jūs sutinkate ir išskėstomis rankomis priimate naująjį darbo kodeksą, tai prieikit ir įmeskit į bačką visą savo šiandienos uždarbį. Bet jeigu jums atrodo atgrasus, jūs paimkit lazdą ir smokit naujajam darbo kodeksui tiesiai į tarpuragį. Ką jūs rėkite? Nedrįskit, neteisingai. Nedrįskit. Kadangi smūgių buvo tiek, kad šaudė laisvė, atvarė mentai! Šaukdami, jie nusprendė areštuoti bačką. Mes nufilmavom tai telefonu. Yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint, yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint, yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint, yra tiek daug juokingų būdų pasipriešint. Filmuką staigiai dėjom į YouTube. Kas netikėjo, tas juokės iš jų. Supratom, mentai likę durniaus vietoj, nes darbo kodeksą gynė nuo žmonių. Durnas esu ir protą prarandu. Durnas esu, nebeturiu draugų. Nebeturiu
paukščių. Gal užteks zulint kelio dangą. Ar jauti, kiek meilės čia, kiek savų veidų. Siųskime naują darbo kodeksą, ar bent po velnių. Ar jauti, kiek meilės čia, kiek savų veidų. Siųskime naują darbo kodeksą, kol dar nevėlu. Aš stoviu čia pilnas meilės, mano kabrantas stovi pilnas meilės, mes čia dviese stovim pilni meilės ir norim su jumis dalintis meilę čia, Žaliakalnio turguj. Taigi, kaip minėjau, yra tik daug ginklų mūsų pasipriešinti. Yra tiek daug Čia yra pagalbos linija, Otporo pagalbos linija. Jeigu kada gyvenime kils bėdų, o jų tikrai kils, būsit nepatenkinti naujais Seimo rinkimais, naujų darbo kodeksų, mėsos kainomis ar savo žmona, paskambinkit, mes jums padėsim. Už tam tikrą pinigų sumą mes jums tikrai padėsim. yra tik daug juokingų būdų pasipriešint. 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 Kadangi smūgių buvo tiek, kad šaukė laisvė.